Labą dieną. Mano pranešimo tema yra Sovietų Rusijos propagandos poveikis Lietuvos politikų ir visuomenės valiai priešintis. Ir aš iš principo kalbėsiu apie valią priešintis, apie tai, kaip tai auga ir kada mes vienais atvejais valstybės nusprendžia priešintis, o kitais ne. Ir žinau, kad yra toks dalykas iš studentų, iš paskaitų dėstymo, kada tu pradedi pasakoti, kad pradžioje klausosi, po to žmonės kažkokios kažkokios minties ir pradeda protas klaidžioti. Tai aš nuo išvadų, labai paprastų išvadų, kurios pats svarbiausias dalykas. Kas bendro tarp sprendimo pradėti karą, vadas priešintis ir informacinių manipuliacijų? Tai atsakymas yra labai paprastas. Įsivaizduojamas rezultatas. Reikalas yra toks, kad yra toks amerikiečių karo strategijos ekspertas Edvardas Litvakas ir jisai sako, visi karai prasideda politikų ir kariškių galvose su įsivaizduojamu rezultatu. Nė viena šalis nepradeda karo galvodama, kad rezultatas bus blogas. Ne. Jų galvoje įsivaizduojamas rezultatas yra teigiamas. Jie išspręs kažkokią politinį klausimą, priims kažkokias žemes, įgaus kažkokias naujos galios ir taip toliau. Ne visą laiką kariškių ir politikų prognozės pasiteisina. Tai kada yra prašaunama? Ir prašaunama mes čia galime rasti daugybę tų pavyzdžių. Pavyzdžiui, 1980 metais Sadamas Huseinas 8 metus kovojo su Iranu. Irakas su Iraku. Jį rėmė vakarai, karas yra brangus, Huseinas įlindo į skolas. Labiausiai, kas jį finansavo, kaiminė šalis Kuveitas. Ir tada Sadamas Huseinas nusprendžia kaip viduramžių monarchas, kam grąžinti skolą, jeigu galima užimti savo kreditorių. Na ir užimo Kuveitą. Ir aišku, jisai kada užiminėjo, jo buvo pats įsivaizdavimas, kad nieks neteis gelbėti Kuveitų. Na, Amerika, ten buvo suburta koalicija, atėjo gelbėti ir Sadamas Huseinas turėjo pasitraukti. Tai čia viena istorija. Na, kita istorija yra žymiai artimesnė ir laiko, ir geografijos prasme. Tai turbūt, jeigu Kremlius būtų žinovęs, kaip jisai klims Ukrainoje, kokios įgaus iš ukrainiečių atsaką, koks bus vakarų reakcijos, didelė tikimybė, kad buvo visai kiti veiksmai. Bet vėl, buvo iliuzijos, kad čia dabar ir greitai užimsime Ukrainą, mesgi žinom, kad buvo vežami Rosgvardijos daliniai, kurie su paradiniu uniformom turėjo vaikščioti po Kriščiatiką ir rodyti pergalę. Nes įsivaizdavimas yra visai kitoks. Su priešinimus, su gynyba lygiai taip pat. Čia yra du svarbus dalykai. Pirmas dalykas, tie, kurie pradeda priešintis, dažniausiai jie arba turi žinoti, kad jie gali pasipriešinti. Arba būna atveju, kada žmonės priešinasi, kai žinom, kad pasipriešinimas yra praktiškai pasmerktas. Tai yra tada, bet tada jų galvoje yra toksai mintis. Aš negaliu pasipriešinti, bet ir nesipriešinimas man vis tiek bus blogai. Mane ar taip sunaikins. Ir aš čia tokį istorinį pavyzdį, 1947 metai, Varšuvos gete, 27 dienas yra kontrabandos, įvairiais būdais žydai gauna ginklus, nedidelius, šaunamuosius, sukilo prieš esesininkus ir 27 dienas jie priešinasi. Dideliškai priešinasi, be jokių šansų kažką padaryti. Bet jų logika buvo labai paprasta. Ar taip, ar taip. Tai gal geriau, kaip sakoma, su garbe, žinodami, kad mūsų tai taip ar taip sunakys, mes priešinasi. Ir jie priešinasi. Jeigu tautoje visuomenėje suvokimo tokio nėra, kad kalbama, aš pasipriešinti neturiu priemonių, o nesipriešinimas galbūt išliksiu gyvas, tai tada dažniausiai yra nesipriešinimas. Ir ką padaro propagandoje, informaciniam kare, manipuliacija, tu gali pastumėti. Ir tas pastumėjimas, ką noriu pabrėžti, jis yra labai paprastas. Nes čia angliškai tai stakes are very high, reiškia, statymai yra labai aukšti. Mes galvojame į vieną paprastą dalyką, kad tu, kada priešinasi, tu rizikuoji kuo? Rizikuoji savo gyvybę. Ir atsakymas yra paprastas, kad tau, kad kuris manipuliuoja, jis gali pasakyti, kad sukurti tokią tam tikrą percepciją, kad vis dėlto tavo gyvybė bus atimta ir dėl to neverta tą daryti. Arba priešingai, kad verta tą daryti, nes okupacija, laisvės praradimas yra dar blogesnis dalykas. Ir tą galima padaryti. Dabar labai trumpai, kadangi turim kalbėti apie 22-40 metus, apie 40 metus. Anot istoriko
Vytauto Jokubausko 40 metais Lietuva turėjo pakankamai didelės galimybės karinės priešinti. 5 divizijos, apie 120 000 žmonių. 5 divizijos, jeigu ką, dabar Lietuva kalba, kad pirmą diviziją kurs. O dabar mes pirmą, tai ten 122 000, 5 divizijos. Šaulių sąjungoje, galbūt kas nors iš jūsų čia priklauso jai, tarpukario Lietuvoje 62 000 narių. 62 000 narių ir tarnauti ir panašiai. Na, tai tų, reiškia, galimybių, tarsi kovinių yra daug. Plus Lietuvos karininkija, aukščiausiai generolai yra baigę mokslus vakarų karo mokyklose, turi gerą išsilavinimą, tai nėra taip, kad, jie nežinotų, ką daro. Buvo planai, viskas. Nepaisant to, mes 40 metais nesipriešinome. Kitas dalykas yra tas, kad prisiminti mes turime 40 metų, tą trumpai, čia buvo trumpai pakalbėta, kaip įvyko tas ultimatumų pateikimas. Tai ultimatumas yra pateikimas skirtingai nuo tarptautinės praktikos priimtų reikalavimų, kada iš principo ultimatumą atsakyti duodamas 48 valandas, čia duodamas laiko gerokai mažiau. Ko reikalavimą vidaus reikalų ministro ir VSD vadovo atsistatydimo, nes jie atsakingi už Rusijos, sovietų karių dingimą, naujos vyriausybės suformavimą, į Lietuvą įsileisti neribotą karių skaičių ir, yra tokie iškelimų ultimatumai ir vyksta tas naktinis posėdis. Tik tai trumpas, kad bendram kontekstų suvokimo, apie ką aš kalbėsiu toliau, kad jūs žinau. Naktinio posėdžio metu yra 3 asmenys, prezidentas, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras sako, reikia priešintis. 3 sako taip. 2 ministrai sako, kad priešintis nereikia, bet reikia pasitraukti. Atmesti ultimatumą. Tada ministras pirmininkas ir kiti sako, kad reikia priimti ultimatumą ir svarbiausias turbūt vaidmuo yra tenka kariškiams. Kariuomenės vadas generolas Vincas Vitkauskas sako, kad mes priešintis negalime. Generalinio štabo vadovas Stasys Pundzevičius, jisai tylėjo iš principo. Nei taip, nei ne, o yra įdomus toks dalykas, kad ką ten veikia Stasys Raštikis, kuris buvo karo mokyklos vadovas, pagal savo, jis neturėjo ten būti, bet jis buvo pakviestas, jisai sako, kad nereikia priešintis. Na ir priimamas sprendimas, kad nesipriešinti. Dabar paklausiu, kurį klausimą reikėtų iškelti. Kodėl tarpukario Lietuvos valdžia sutiko su sovietų okupacija, o nenorėjo priešintis? Ir aš iš tikrųjų sakyčiau tokią diskusijai, provokaciją sakyčiau, būtų buvo keista, jeigu būtų buvęs kitoks sprendimas. 40 metais. Kodėl? 38 metais, jau minėta, Lenkija dėl Vilniaus krašto pateikė ultimatumą Kauno Lietuvai. Per 48 valandas pripažinti, užmegzti diplomatinius santykius, pripažinti ten Vilniaus kraštą ir taip toliau. Nesigilindami į įvairias peripetijas, kurios smulkios detalės jas mūsų paskandintų, pasakykime, kas atsitiko, Lietuva priėmė ultimatumą. Nepaisant savo, tikrai įtemptų ir priešiškų santykių su tuometinė Lenkija, mes priėmam ir mes nenorim veltis į jokias karinės konfliktus. 39 metų kovo mėnuo nacistinė Vokietija pareikalavo grąžinti Klaipėdos kraštą. Arba, vėlgi, pradės karinius konfliktus. Lietuva priėmė. 5% teritorijos prarasti, 6% gyventojų prarasti, bet priėmėmis. Suprantat, kad vieną, antrą kartą atsiranda tam tikras, kaip pasakyti, ir net kada sovietai įteikė tą ultimatumą, jie beveik tik, jeigu žino šitą istoriją, jie turbūt tikėjo, kad didelė tikimybė, kad Lietuva vėlgi priims tą ultimatumą. Kitas dalykas, kuris yra kariškiai tuo metu kalbėjo, tuo metu, 40 metais, kadangi mes atgavom Vilniaus kraštą, bet turėjom pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Sovietų Sąjunga, tai jau buvo Raudonosios armijos kariniai daliniai, jau buvo šalyje ir jie sakė, tai apsunkino mūsų priešinimas, ypač dėl to mes neturėtume priešintis. Čia buvo minėtas žiemos karas, 105 dienas trumpas karas, 105 lapkričio 30 prasideda ir iki kovo 13 dienos.
Nepaisant to, kad karts nuo karto pasakoma, tai yra didvyriškas pergalingas Suomiams karas, realiai jisai nebuvo pergalingas Suomiams. Suomiai galiausiai sutiko pasirašyti sutartį. Tos sutarties jie prarado mažiau negu sovietai iš jų reikalavo, pirmų klausimų, bet jie sutiko padaryti teritorinės nuolaidas ir, iš principo jie pralaimėjo. Lietuva tą karą matė. Ir Lietuvos valdžia matė, kariškiai, politikai matė, kad, kas atėjo Suomijams į pagalbą? Niekas. Kitas dalykas, tarpukario Lietuvos, jeigu mes šiandieną turbūt pasakysim, strateginis užsienio partneris yra Jungtinės Amerikos valstijos, ten Lenkija ir panašiai, tai tarpukario Lietuvos ta kelrodė žvaigždė užsienio politika yra Prancūzija. Kas vyksta tuo metu su Prancūzija? 1940 metų, birželio 15 dieną, kada vyksta tas naktinis posėdis, Paryžius yra okupuojamas nacių. Praktiškai, bet mes turime suprasti, praktiškai Lietuva matė, kad, žinoma, informacijos greitis yra netoks kaip dabar. Nėra tiesiog transliacijų, interneto nėra, panašiai, bet vis tiek visi matė, kad Prancūzija žlunga, bet karas jai nesiseka. Ir kad Vokietija laimi. Vadinasi, tikėti, kad ateis pagalbos iš šalies ar dar kažkur, nėra. Tu net ir beprašymų. Dar vienas dalykas. Dabar mes žinome, kuo baigėsi sovietinė okupacija. Aneksija. Reiškia, okupacija ir aneksija, trėmimas ir taip toliau. 40 metų tom posėdį, kas primėjo, to tokio supratimo nebuvo. Įves dar kažką. Aš jau nekalbėsiu apie kitų istorikų minėtų idėjas, kad buvo vidinės, kad atsikratysim tautininkų vadovybės ir bus geriau, kiek šita prielaida yra validi. Palikime galbūt kitoms diskusijoms. Ir įvykus okupacijai, pavyzdžiui, pačioj visuomenėje mes pasižiūrėkime, gal aš ne viską žinau, bet aš nežinau, ar Kaune įvyko didelės demonstracijos, pasipriešinimo piketai, kurie sakytų, kad taip negalima padaryti. Iš principo, kada Lietuvos visuomenė patyrė tą didelį šoką ir atsibudo? 1940 metais. 41 metais, birželio 14 dieną, kada įvyksta tie trėmimai, 4 dienas trukę, ir išvežama 17 600 žmonių. Tai buvo didelis šokas, kuris jau privertė iš tikrųjų pamatyti norom, nenorom, kas yra sovietinis režimas ir, kaip sakoma, ištraukti galvą iš smėlio. Tai buvo tais metais. Dabar apie 22 metus. Žinot, kadangi 23 metai prasidėjo sausio 1, tai visą laiką klausimas, nuo kurios pradėtum skaičiuoti, tai aš visą laiką pradėsiu taip paprastai skaičiuoti. Jeigu tai būtų, mes kalbėtume metai atgal, rugpjūčio 23 diena. Koks Lietuvos visuomenės nusiteikimas priešintis, valia priešintis? Kokia yra? Tai yra pora tikrai teigiamų dalykų. Pirmas teigiamas dalykas yra tas, kad skirtingai nuo tarpukario Lietuvos, kur buvo daug sunkių užsienio politikos tarptautinių santykių klausimų. Su Lenkija, su Vokietija ne visai gerai. Ta prasme, mūsų užsienio, mes neturim tarptautinių sąjungų, panašiai, tai dabar yra praktiškai labai gerai. Lietuva yra NATO narė, turbūt didžiausio ir stipriausio karinio alijanso. Tas alijansas yra gyvybingas, jisai pasirengęs ginti. Tai mūsų tas, kaip sakyti, NATO skėtis tikrai gina ir mes esam gerokai geresniai tarptautiniai padėtyje negu 40 metais. Mūsų valia priešintis būtų gerokai didesnė, mes žinotume, kad mes ne vieni, kaip 40 metais. Kitas dalykas yra labai svarbus, kad yra bent visuomeniai, plačioje dalyje, ne tik tai tarp politikų, suvokimas, o kas yra Rusija, kuo tai kvepėtų. Ir daugelio žmonių turbūt tas gyvenimas okupacijų netenkintų ir tikimybė, kad jie protestuotų ar priešintus. Tiesiog toks yra dalykas. Ir aišku, pagrindinis dalykas, kuris yra svarbiausias, žinot, Rusija yra įklimpusi į Ukrainą, nesugebėjo užimti Kijevą, nesugebėjo padalinti tos šalies, automatiškai netgi jos percepcija kaip antros pagal gerumą pasaulio
kariuomenės yra žlugusi. Visi pamatė, kad tai yra netoks baisus blogis, ne tokia baisi galybė, kaip jinai piešėsi save. Todėl mes galėtume reikšti. Žinoma, yra ir blogų dalykų. Pirmiausias dalykas yra toks, kad jeigu jūs priešinatės, tai aš sakau, jeigu jūs gintės, turite du dalykus turėti. Suprasti, kad galite laimėti, kad suprastumėt, kad galite laimėti, jūs turite turėti priemonės, kurias galite laimėti. Ir va tos priemonės mums šiek tiek paveda. Lietuvos dabartinės ugnies galia, kariuomenės dydis yra pakankamai mažas. Aš čia sakau, jeigu tarpukario Lietuva 5 divizijas, dabar mes kursime 1 diviziją. Tai reiškia, jau yra skaičių mes daugiau. Jeigu Ukraina prasidėjus karo, santykis, pavyzdžiui, artilerijos buvo 2:1, ne ukrainiečių naudai, reiškia 2 pabūklai rusų, 1 ukrainiečių ir taip toliau. Tai Lietuva, gal artilerijos skaičius šiai minutiai yra 16 pabūklų. Nedaug. Praktiškai tik labai nedaug. Tai tas yra blogai. Plius mes nesam sukūrę nuo pat nepriklausomybės pradžios šaukimo į kariuomenę ir nesukūrė tokią didelę rezervą. Iš tikrųjų, tų problemų yra didelių. Ilgą laiką nefinansavimo. O ką reiškia ilgą laiko nefinansavimo problemos? Tai atsakymas yra labai paprastas. Yra galbūt galima su vaiku, kuriuo jūs sakote, aš tau dabar 2 savaitės nemokėsiu pietų pinigų, bet po 2 savaičių man įkris pinigai už darbą, tai aš tada sumokėsiu. Gal galima daryti su kariuomenėmis ir panašiai, kada tu nefinansuoji. Net finansavimas yra netvarus, baigėsi viskas labai liūdnai, kad po to pasivyti yra labai sudėtinga. Negi, kaip sakoma, gali duoti pinigų, bet nebus kur pirkti ir pažiūrėti. Dar vienas dalykas. Bloga demografija. Kažkada mes miegamajame negerai kaip valstybė darbus atlikome. Bloga demografija, sena visuomenė. Karas, jeigu priešytis, kas tai turėtų priešytis? Senyvo amžiaus žmonės jie neitų kovoti. Tai yra jaunimas. O jaunimo pas mus yra nedaug ir tai didelė problema. Vėlgi apklausos. Aš čia daugybę skaičių neįsiu. Paskutinė apklausa 14% Lietuvos gyventojų Lietuvą gintų ginklų. 14% tai yra nedaug. Tai iš tikrųjų tai yra nedidelis skaičius. Kitas dalykas, mes turime suprasti, kaip ir bet kokioje informacijoje, panašiai, tai yra apklausa. Nes apklausa tai yra, aš šiandien paklausiu, kaip jūs elgtumėtės, jeigu būtumėte Titaniko laive, ar gelbėtumėte mažus vaikus, ar patys gelbėtumės. Kadangi jūs žinot, kad jūs Titaniko laive nesate, tai jūs galite pasakyti klausimą, kad gelbėčiau mažus vaikus. Nes, taip geriau atrodytų. Bet kaip būtų realiai, nežinau. Su karo atveju mes, jeigu tai atsitiktų, galimas daiktas, kad 14% pasirodytų, ne visai 14%. Dabar trumpai apie informacinį karą, kadangi dar turiu 3 minutės, tai labai trumpai. Ar bet ką jis gali tą propagandą padaryti? Propagandos būdu tau nereikia priešimas arba priešimas. Paveikti visuomenę, kad 180 laipsnių kampų pasuktų. Pakeisti jos požiūrį. Paprasčiausiai, ką to reikia padaryti, sugriauti tikėjimą, pasipriešinimų būtinumu, prasmingumu. Ir tai yra gerokai prasčiau tai padaryti, negu įtikinti, kad kažką reikia daryti. Ir tas yra daroma. Kai kada tas yra daroma iš išorės, pavyzdžiui, 30 metų, kodėl Lietuva per 30 metų mes turime tik dabar pradedam kalbėti apie diviziją. Tai atsakymas, mes galim ten įvairiai kalbėti, bet jeigu, pavyzdžiui, žiūrint iš karinės strategijos ir informacinio karo perspektyvos, aš galiu pasakyti labai paprastai. Žinot, aš galiu man mesti į informacinę erdvę paprastą mintį, kad karo nebus, o jeigu jis bus toli, todėl finansuoti kariuomenės neverta. Yra gerai dėl to, kad tokia šalis jos nefinansuos, o kada atsiras pakvips paraku, bus jau vėl kažką daryti, nes jie greitai nesugebės susitelkti. Yra 100 metų ir tada, griauti yra paprasčiau negu kažką kurti. Antras dalykas, mes dabar karo Ukrainos atveju, mes pakankamai visuomenė esame susitelkusi. Bet, pavyzdžiui, visa komunikacija sako, kad temos, ir ypač kaip su internetu, išlaikymas jai, dėmesio visuomenė yra pakankamai mažas. Jis vis mažėja. Jeigu mes kalbėtume, pavyzdžiui, apie ilgalaikės, nes
kaip ir medžiui reikia užaugti dešimtmečių, taip ir kariuomenė užaugti reikia irgi dešimtmečių. Tai mes turėtume tvariai finansuoti. Bet gali atsirasti po kiek laiko, kad ar to verta daryti. O pinigų trūksta gydymui, pinigų trūksta keliams, pinigų trūksta kitiems reikalams ir galbūt to nereikia daryti ir ta informacija gali padaryti. Dar vienas aspektas yra, kuris yra vėlgi labai svarbus, tai yra, atsiranda naujos galimybės manipuliuoti informaciją. Susintetinių vaizdus, tai kada, pavyzdžiui, galima paimti mano vaizdą, iš jo padaryti, nufilmuoti, kad aš sakyčiau ir daryčiau tam tikrus dalykus, kurių aš nedarau, bet atrodytų, kad aš tai darau. Ir tokie dalykai sukuria, melagio dividendą, man arba kitiems reikėtų sakyti, kad mes taip nedarėm. Tu gali tada parodyti, kad, pavyzdžiui, Lietuvos politikai sako, kad reikia ruošti visuomenę priešintis, bet išmetamas vaizdas, kuriame Lietuvos politikas, atsakingas už gynybą, sako, kad jisai pats ruošia savo šeimos egzilę kažkur vakaruose. Ir tada sako, žiūrėkit, jisai nori, kad eiliniai žmonės žūtų, o pats tai nesiruošia. Nors toks vaizdas gali būti skulptūras ir tada būtų labai didelė problema tą pačią informaciją paneigti. Nes reikėtų būtų problema. Dar vienas dalykas apie informacinės erdvės valdymą. Trumpas, labai paprastas dalykas, kad, pavyzdžiui, skirtingai nuo senesnių laikų, mūsų visuomenė kaip bendra nėra nei vieno kanalo, nei vieno kažkokio tai laikraščio, radio stoties, kurie visi klausytų, visi visur išsiskaidę, o didžiausia problema yra, kaip būtų, kur šioj temų didžiausia problema, yra, kur yra jauni Lietuvos vaikinai. Kur jie yra, ką jie žiūri, ką jie veikia ir panašiai. Ir atsakymas yra paprastas, jie yra mūsų valdžios institucijai informaciškai beveik nepasiekiami. Jie žaidžia kompiuterinius žaidimus, turi Discordus, kur ten, mūsų ten nėra. Ir tada su jais kalbėtis, juos apdirbti yra pakankamai sudėtinga. Ir pabaigai, nepaisant visko, ką aš čia paskui, dabar atrodo, kad kažkaip labai blogai, viskas panašiai, norėtųsi užbaigti pozityvę gaidą, o ta gaida yra labai paprasta. Nepaisant, kai baigsis karas Ukrainai. Ukraina mums, Lietuvai ir Baltijos valstybėms, vakarams vadovavo kokius 10-15 metų nepriklausomybės. Naujos, Rusija greitų laikų tikrai jai reikės išsilaižyti žaizdas ir tik tai po to galės kažką daryti. O žinot, kas yra su 10-15 metų? Mums atrodo, kad tai yra labai mažai. Reikalas toks, kad niekas jums nepasakys, o kas bus po 20 ir 10 metų. Ir labai sudėtinga. Po to niekas nežino. Galbūt po 10-15 metų bus dar geriau, o galbūt bus dar mažiau. Žymiai situacija buvo liūdesnė 22 metų sausio mėnesį, kada Rusija žvangino ginklais ir visi bijo, kas čia taip bus, atsilaikys, neatsilaikys, kur jinai sustos. Realybė parodo, kad, nėra taip viskas blogai, nėra vakarai tokie išviesę ir kad negalėtų paremti Ukrainos, nėra ukrainiečiai pasirengę priimti Rusijos pasaulį ir nėra Rusija tokia galinga, kad viską užslaptintų. Ir tas mums duoda būti. Ačiū Jums.